Na ką sveiki visi, tai su jumis Dice Games, pristatau naują video. Tai va, tai kas gero atsitiko per praėjusį laiką. Visų pirma, kaip matot, Friendchatas mano yra. Ir padaugėjo ganėtinai daug žmonių, buvo dar prieš tai dar daugiau iš tikrųjų, buvo tas maždaug, kai yra Friendchato pagaliukas, buvo dar padaugėjo. Pagaliukas laikyti tiek buvo, tai dar kokiais 5 žmonėm gal daugiau. Vienu žodžiu, tai vat, o ką aš dabar darau? Aš dabar darau tokį dalykėlį, kuris vadinasi Mobilizing Armies. Tai vat, kaip jau žinot, aš buvau tikinti su draugais pasirevus ir ką, miriau daug kartų, gal 3 ar 4. Ir kai debilas nešiausi imboed ringus, tuos berserker ringus, taip toliau. Ten į tą voldą prisiminiau. Tai vat, ir vienu žodžiu, ir praradau visus ringus, kiek turėjau, tai dabar pats laikas man juos susigrąžinti. Tai kaip tik pamatysit porą mečų, kaip aš sulošiu, o tuo tarpu turiu porą jums klausimėlių ir būtent šitie klausimėliai yra ir dėl to, dėl ko aš kuriu šitą video. Bet visų pirma yra toks dalykas dėl daisinimo mano chat. Žodžiu, dauguma jau žmonių ateina ir klausia, ar galima padaisinti, kas hostina, pas ką galima eit, kas patikimas, kas kaip. Tai vat, visų pirma, aš pats hostinti nelabai ir noriu, nes kaip jau sakau, man kažkaip ar nesiseka ar kas, bet vienu žodžiu, 0 sveikų man iš to hostinimo Dice Game'o. Ir jeigu, tarkim, daryčiau Friendchatą daisinimo, tai būtų 60x2. Tai tarkim, jeigu išsidena 61 ir daugiau, tai jūs laimit, jeigu PM9 ir mažiau, jūs pralaimit, o jeigu 60 jūs perdinam ten tuos kauliukus, karočiui. Tai vat, tarkim, kol čia laukiu, kol žmonės ateis, kas galėtų kol kas mano Friendchat'e lošti. Iš tikrųjų, paliksiu jaučiu tik tai tuos rankus, kurie, mano manimu, yra tikrai patikimi. Tai vieni iš jų galėtų būti Greti, jis ganėtinai patikimas, geras draugas jau nesenai. Barningas galėtų būti visai, irgi patikimas, tikrai nei karto manęs nebuvo apgavęs. Dėl Funny Game tikrai nežinau, o šiaip kiti net nežinau. Dar visai būtų Mad Bro ir iTornado, tuos gal dar rankus duosi. Šiaip mano Friendchat'e nebus tokio dalyko, kaip tarkim Rocktail LT, kad yra kokie 10 dicerių ir ten 5 žmonės ateina ten pažaist. Pas mane bus maksimum 3 arba 4, neskaitant manęs, o aš pats, kaip jau sakiau, nelabai net žadu eiti daisinti. Tai va, tai kiek suskaičiau, kad gali būti, tai 1, 2, 3, 4. Ir o dėl tų visų ten pardavimų tipo rankų, aš galvoju, koks tolkas, tarkim, gerai. Rocktail LT, tarkim, pavyzdys. Aš Donatai sakiau, kad neparduoktų tuos ten tipo rankus, nes supisi tipo Friendchat'e. Ne, sako, viskas bus gerai. Gerai, viskas normaliai, ne? Maždaug praėjo mėnesis, kaip jau sakiau, yra gal kokie 12 rankų. Saibys manęs nepaėjo. Yra 12 rankų ir gal kokie 5 lošia. Tai biški nelogiška, maždaug visi stoju rašo ten Šiamix, ten Trusted, ten panašiai. O pas mane, tarkim, būtų online kokie 2, tarkim, hosteriai ir viskas, daugiau nebūtų. Ir jūs eitumėt pas juos, žinotumėt, kad jie patikimi, kad neskemins ir panašiai. Sekantis dalykas, jeigu apskemintų. Neugaščiau. Ajo, gerai. Tiem žinau. Jeigu aš, tarkim, jeigu kas nors jūs nuskemintų, tai visų pirma jūs turėtumėt duoti kokią labai kažkaip 100% įrodymą kažkokį, tarkim, filmuotą medžiagą, ten fotkės man netinka. Ir gal jeigu būtų ten labai įrodyta, kad ten panašiai ir pats sužinočiau iš to pačio hosterio, kad tikrai čia viskas įvyko skemas panašiai, tada gal ir grąžinčiau kažkokią dalį ten to jūsų pralaimėjimo. Bet čia gal, nežinau, čia šansai labai maži. Nes kaip savo pats asmeniškai nehostinsiu. Tai va, tokios tokelės, ne, tu durnas, leisk man dabai geimą. Žudu iš karto, tiesmė. Tai va, čia sutrukdė man truputėlį. Taip, gerai, grįžtant prie to ten dalyką, apie kurį šnekėjau, tai va, tai hostintų kokie 4 žmonės, arba 3, arba 2 vienu metu.
kiti turėtų laukti, kol kuris nors įsilogintų, o hostintume net nežinau kuriam voldė. Šiam ketvirtas yra Rocktail LT, kiek žinau. 109 neitume vien dėl to, nes free to play būtų, o free to play nelabai žmonės eitų. Nu, tarkim, mūsų friendchatas būtų, net nežinau, koks šiom. Nu, nežinau, tarkim, būtų 23. Dar aš nueisiu pažiūrėti, ar laisvas. Tai tarkim, jeigu norėsite jau labai padaisinti, ne, tai pas ką tikrai gali eiti ir aš su jais dar pašnekėsiu, pas Greti jį ir pas Varningą kol kas. Ir paklausiu, ar jie patys nori hostinti. Bet čia tik kol kas, tai šiaip tiksliai dar nieko nesakau. Jeigu ateisit, tarkim, iš karto rašykit, ar galima daisinti ir laukit, kol aš atrašysiu. O jeigu aš netrašau, rašot man Skype ISIS 014. Matot, va Skype ISIS. Ir tada aš jums atrašysiu, tipo, pas ką galima eiti žaisti. Ir kas patikimas. Bet dar čia neduotų garantijų, kad tas friendchatas taps teisinimo ir ten panašiai. Nes kaip jau sakiau, čia bus daug prikolų, ten panašiai, o aš to tikrai nelabai noriu. Ir kaip pats sakiau, aš pats nehostinčiau, nes jau esu smarkiai nukentėjęs nuo to dalyko, tai ne, ačiū. Tai vat, ką čia dar, jo, vis dar pardavinėjau milus. Galiu parodyti savo postą. Vat. Tai aš kalsuoju. Matot, jau turiu 228 reputacijos. Milų kainos pakilo, nes ekonomika, kaip žinot, keičiasi, nes botų nebeliko. Tai vat, kaip matot, jau pardaviau šiandien vėl kokį bylą. Čia vienas bachurėlis bandė iš manęs išlupti 400 milų, kaip matot. Tipo, iš SEB banko, nu buvo istorija tokia, vienu žodžiu. Visų pirma bandė man parašo ir sako, tipo, parduotų milus, kuo, aišku, sure, why not, panašiai. Ir iš karto rašo, tai kiek kainuotų, panašiai. Tai sakau, gerai, ten panašiai. Sakau, tipo, 400 milų, 308 litų tinka, panašiai, sako, dar bandė dėrėtis, ten 307, 375, bet aš nenusileidau, gerai, sutarėm ten 308. Oi, liuks, parduosiu milus, visi laimingi, panašiai. Gerai, sako, pas mane Sebas, tai sako, tai aš tau atsiunčiu, tipo, milus, parodau fotkę, nes, tipo, iš kito banko į kitą, tarkim, iš Sebo į Svedą siunčia 1 parą. Aš jam iš karto sakau, kad aš Sebo irgi turiu, tai sakau, siuntimas 5 minutės. Maždaug pusvalandį net netrašė man. Nu, gerai, galvoju, normaliai, skemeris, galvoju iš karto, nes pabandė. Po to atrašo, nu gerai, sutinku, tipo, gerai, sako, išsiunčiau milus, litus tai. Gerai, aš laukiu 5 gal minutės praėjo, žiūriu, vis nėra, rašo, tai duosi, neduosi, tai sakau, kad pas mane nėra litų, banko sąskaitoj. Nesako vis tiek, tipo, ar duosi ar neduosi, greičiau, man laikas eina, pinigai ten, aš turiu į kiną varyti ten 6:30 kažkokį tokią atmaskę pavarę. Sakau, nebus litų, nebus milų, sako, metu informaciją, tipo, ir jisai buvo taltai, kad ten, tipo, apgavikas, kemeris, ten kažkas tokio. Sakau, tu bent turi fotkės kažką tokio. Atsiuntė fotkės, įsižiau gerai, matau, kad su Photoshopu padaryta. Ten tipo, mano vardas, pavardė ten ir banko sąskaita ten taip, nu iš tikrųjų profiškai padaryta, ten labai gerai įsižiūrėjus galima biškį atskirti. Nes aš jau buvau tokį skemą gavęs ant PM kažkelių litų, tai aš jau galima sakyti, žinau, toks prikolus. Gerai, maždaug, sakau, tai tu man per TeamViewerį parodį. Aš jau žinau, kad jis kemeris, bet vis tiek, sakau, per TeamViewerį parodį. Gerai, davė TeamViewerį, žiūrėk, tarkim, pavyzdys. Pas mane TeamVieweris susibūginės yra, nežinau kodėl neveikia. Davė, tarkim, kai yra Remote Control, tai man jis davė Presentation. Tai kaip suprantu, su šituo čia beveik nieko padaryti negalima. Tik ten žiūrėti. Sakau, tai tu man duoka Remote. Suvedžiu maždaug, čia kaip tik jo yra, man atrodo. Connect paspaudė ir būna įvesti 4 raidžių ten password. Suvedu passwordą netinka. Sakau, netinka, tai sako ves Presentation. Sakau, tai tu man negali remote duoti. Oi neduosiu, panašiai. Sakau, skemeris. Ir žiūrėkit, va, kuo užsibaigė. Va, maždaug. Su Photoshopu kokią fotkę įmetį ir jis jo neįsipisnėko, kaip po to rašau, jis man net nebetrašė. Nu, tai va, tai skemeris 100%. Tai va, tai atsargiai visi, jeigu užsiemat tokiais dalykais, būkit labai atsargus, nes geriau palaukit, kol čia viskas bus, nes kaip jau minėjau, čia užsirauti yra lengva, o prarast gaila. Tai va. Tai šią istoriją papasakau, tai būtinai komentaruose palikite savo pranešimus dėl to friendchato, ar norėtumėt, kad daryčiau taip.
Ir panašiai, ir dabar aš kažkuriam, praeitam savo vlogė sakiau tokį dalykėlį apie, čia šitas irgi buvo vlogas, apie tipo, kad komentaruose palikite savo tipo pranešimus, kažkas tokio, ir kurie daugiausiai sulauks laikų, tipo, bus atsakyti. Tai va, yra 2 pranešimai, kaip matot, vienas 9 turi, kitas 3 turi, ir va, pirmas klausimas bus, kuris uždavė Deivius. Vienas klausimas, kada kursi kitų žaidimų vids, laukiu Minecraft. Tai va, kaip žinot, aš paskutinį kartą kūriau žaidimo apžvalgas maždaug prieš 3 mėnesius, atrodo. Žaidžiau, man atrodo, dar StarCraft 2 ir Minecraftą. Viskas atrodo. Tai pakūriau, bet ten kažkaip man žiūrovų nesusitarė, kiek aš atsimenu. Ir Gretihy nebekūrė, nes kažkaip mes dviese buvom susitarę kūrti, bet kažkaip nebekūrė. Bet jis vėl atsirado, nu tai gal kaip nors ir sumastysiu vėl padaryti, bet garanto neduodu, žinau. Ir jeigu, tarkim, padaryčiau, tai būtų, nežinau, gal būtų, nu iš tikrųjų, parašykite, ar norit, kad daryčiau tas apžvalgas, ar ne? Man dar vienas klausimas. Gerai, tuoj palaukit, aš surenku greit, atnaujinu tiketus, kad man patogu. Ir jo, toks klausimėlis, jums nepradėjo lakinti RS'o kažkaip krauti tuos loading laisvai? Anksčiau kraudavo gal 1 milisekundę, ten kažkas tokio. Dabar, blin, net porą sekundžių kartais būna. Nors mano kompas, bele koks, tarkim, display FPS. Kaip matot, 50 FPS čia maksimum koks galimas. Lago 0, kaip ir sakiau, lošiu ant max grafikų. Ir man atložė, kai lagas būna net taip užstringa. Nežinau. Išjungiam šitą samą. Tai va, tuoj perskaitysiu antrą klausimą, kai įeisiu į čia. Opa. Gerai. Sekantis klausimas, kurį uždavė, iš kur sužinojai apie RuneScape ir kada pirmą kartą pradėjai lošti. Jo, sužinojau tai maždaug prieš kokius gerus, net nežinau, 8 gal metus ar 7. Pradėjau lošti kokiais 2000, gal 3, gal 2, žinok, net neatsimenu. Atsimenu, dar buvo eventai kažkokie ten su šalikais, dar buvo su tipo voodoo lėlė, kur ten tipo su siūleliais galima valdyti. Nu, vienu žodžiu, buvo labai senai. O kaip sužinau, vienu žodžiu, seniau, kai dar, aš kompą gavau gal 14 ar 15 metų ir prieš tai lošiau bibliotekui, būdavo. Pas mane Kyra mokykla yra gal už kokią 100 metrų biblioteka ir po to dar kokie 600 metrų ir mano namai. Žodžiu, ten eidavau su draugais lošti, ten belė kaip, ten būdavo laikai, ten rašydavom, ten vienu žodžiu. Atsimenu, iš pat pradžių, kaip lošiau, tai ten vapšė grybą pjau, ten bronzės kimitarą man draugas padarė, tai ten vos neapsiverkiau. Nu, baisi ten būdavo, bet linksma iš tikrųjų. O dabar ką, tai nieko, atsibodęs. Anksčiau atsimenu, pakeldavau ten šiam cuttingą ten, kad jie suskapot. Belio kaip jis sakytų, oh my god, koks tu kietas, ten panašiai, kiek banke turi 20, oh my god, panašiai. Davai parduosiu chatą už tiek, ten kažką tokio, nu žinot, ten kai būdavo. Geri seni laikai, o dabar tai turiu max cash file ir nieko maždaug. Tai va, tai su klausimais tiek. Tai jeigu norit užduoti vėl klausimų, tai daugiausiai sulaukia thumbs up klausimai, vėl bus atsakyti. Tai ką, tai daug prišnekėjau, nieko per daug nepasakiau, tai kaip matot, Mobilizing Army sėdžiu, susirinksiu Berserker ringą imbuoti ir eisiu toliau kelt 8-5 slėrį. Nežinau, kodėl aš keliu, bet nu. Tai va, tai prieš pabaigą noriu pasakyti, kad dar pardavinėju membershipus, kitaip pinus, taipogi pardavinėju milus ir superku milus, tai jeigu norit kažkurių iš jų, tai rašot man į Skype Asis014. O tai ką, šiam kartui bus tiek, būtinai subscribekit, reitingit, komentuokit. Ir kaip vis laiką aš sakau, peace. Dar greit norėjau priminti vieną dalykėlį, visai buvau užmiršęs, tik dabar prisiminiau. Aš darau tokį dalykėlį, darau, kad aš perku fairunas. Rinksiu 10 milijonų fairunų, kaip matot, jau turiu 2K, nes 25 kas suinvestavau į... suinvestavau 7, man atrodo, o gal net 100, nežinau, į Mobilizing Army, tai va. Užstačiau Grand Exchange'ą va pirkti 10 milijonų. Tuo nubėjau į Grand Exchange'ą, greit parodau. Tuoj grįšiu. Būtent šitas žmogus perka dabar iš manęs 100 pėmiau.
Tai greit jums parodau ant greitukų, kad rimtai aš perku. Žiūrėkit, turiu prašymą, jeigu kas nors norit man padėti pasiekti mano tikslą, tipo 10 milijonų Faerunų, tai pačios nueikite į Grand Ninja ir užstatykit Faerunas pirkti po 4 GP. Kaip mato, 10 milijonų. Ir iš visų jūsų perpirksiu Faerunas po 4 GP, tai nors ir turėsit milijoną, aš paimsiu. Tai va, kas norit man padėti pasiekti šitą tikslą, mielai prašom. Ir kad eisit į friend chatą, arba parašykit, kad tipo parduodu Faerunas, tau galiu parduoti, arba pačiausiai Skype 014. Tai va, tiek norėjau pasakyti.